Nu tai ką, motociklai tobulėja, žiūrim, ar reikalingos galingesnės baterijos, kontroleriai. Pradedam šiandien testą originalūs, netuninguoti motociklai. Tai pasiėmę turime e-Raidą Pro SR, kuris turi 25 kW. Turime Ultra, kuri turi 20 kW. Starkas 60 kW. Ir paskutinis yra prituninguotas nuo seno Suronas, kuris buvo prieš tai 6 kW, dabar 20. Ir ar reikia vis dar tuninguoti, ar užtenka tiesiog pasiimti iš dėžės naują ir važiuoti be jokių tuningų. Tai šiandien tą testuosime, pažiūrėsime dabar, kuris yra greičiausias nuo starto linijos. Bet iš galo kaip gerai pripilmi. Gerai, kad nevarėm. Nu tai susirinkome pažiūrėti, ar iš tiesų reikia tuninguoti motociklus, ar jau galima iš dėžės pasimti e-Raidą, Suroną, Ultra ir tiesiog važiuoti taip, kaip su užtuninguotu virš 10 000 eurų. Tai šiandienos verdiktas pasivažinėjus iškart galiu pasakyti, kad užtenka originalių motociklų. Jie jau yra pakankamai geri, kad važiuoti ir nieko nebedaryti. Tiek pakaba, tiek stabdžiai, tiek gale, tiek baterijos talpa. Tai yra pilnai to, ko reikia, kad prisižvengtum. Ir net daugiau, nes tiesiog labai galingi daiktai. Tai fainai, dabar jau praėjo ta era, kai reikia tuninguoti, galima sėsti ir važiuoti. Tai šiandien pirmą kartą testavom e-Raidą SR, tai yra 25 kW. Kas įdomu, kad buvo 20 kW Suronas greitesnis, tiesiog greičiausiai yra daugiau Nm, bet kaip iš dėžės paimtas daiktas iš karto su normaliais ratais, normaliom padangom, normaliais stabdžiais, pakojais, nieko nereikia daryti ir vis dar AM kategorija. Tai yra, kas įdomiausia, gali lėkti, bairius daryti. Apie Mato Starką, tai ten nėra net ką kalbėti, visai kita lyga, kita klasė. O toliau palyginimų irgi turėjom šiandien Suroną Ultra B 225 metų, tai yra su 20 kW, kur seniau tik nusipirkus reikėdavo iš karto dėti kontrolerį, kad pakelti galę nuo 12 kW iki 20. Dabar iš karto iš dėžės gauni 20 kW. Atnaujintas šiek tiek dizainas, keletas tokių patobulinimų smulkių, bet absoliučiai nerealus mocas, labai geras, iš dėžės gali iškart važiuoti, endurint, tai yra daug aukštesnis, daug didesnis, galima pakeisti priekinį ratą ir tada būna 21 vietoj 19, kitas valdymas ir pilnai mum aukštiem lietuviam, tai super motociklas, pakrovėjas įsideda į sėdynę, tai toksai. Na ir ką, ir aišku, turėjom Suroną prituninguotą, bet kaip pati mintis šito video ir buvo, kad nebereikia tiek daug tuningo, užtenka pasimti Talariją MX5, e-Raidą Pro SS ar tą pačią Ultra B ir turėsi labai galingą, labai gerą motociklą. Tai lenktyniavom šiandien su visais motociklais, su Suronais, Ride Pro ir paprastu šitu Suroną tuninguotu ir važiavau su šitu Starku. Tai nėra ką lyginti su kitais motociklais, aišku, jie mažesni, jie ir kainuoja mažiau, bet šitas yra monstras, visiškas monstras. Ir su juo tiek bekeliai, tiek visur gali važiuoti kaip nori, kur nori ir kiek nori. Šiaip nerealus dalykas, labai lengvas, labai manevringas ir labai tolygus, labai gerai.
So today we have Ardo from Estonia, Talaria dealer, and he had an opportunity to ride with Suro. So how was it? Amazing. It's riding very well in forest and street. It has a lot of power, enough power. You don't need any more, and only positive. Nothing else to say. And when is Kamado? Soon. Kamado will have a little bit more power. It's a little bit smaller frame, but I think it's also good at this class. Suron Ultra B has 20 kilowatts and Kamado how much? It should have 35. 35. But this is also enough already. Yeah. And MX-5s already in sale, and they're really cool. Yeah. They're in the first season in all Baltics, and yeah, going strong. Nėdas mėgsta už kameros būti, bet šiandien pakalbinsim, kaip į raidas, kaip pirmi raidai. Šiaip apskritai, kai man dar netiek daug patirties ant tokių motociklų yra, tai biškį man per galingą davė. Pasakė, kad man su šitą reikės važiuoti, tai sakiau, nusikeikiau. Bet galima įprasti iš tikro. Race mode labai bijau jungti, bet po to irgi ant galo ant draugų irgi jungiau, tai Suroną Ultra apdėjau. Bet, vėlgi atsistoja galų gale ant to, kad kiek tu važinėsi ir kiek valdysi, bet aš pakankamai greitai, sakyčiau, pripratau. Aišku, buvo viena kliurkė tokia ten nesunki, bet tiesiog tupas bairis. Tai. Bet šiaip šakės, jisai kaip tokio dydžio, tai jisai nesveikai galingas yra tiesiog.